reiktų pradėti kalbėti nuo, kad aš čia nėra apie tave. Žinai, aš žinau, kad tau skauda, aš girdžiu tave, aš suprantu tave, man labai gaila, kad tu taip jautiesi. Tai, ką aš dabar tau pasakysiu, nėra apie tave, bet aš tau noriu pasakyti vieną dalyką apie save. Ir gražiai pasakyti apie save, man atrodo, kad neužbrėžti, aš nerekomenduočiau brėžti iš karto, aš esu aseksuali. Tai tas žmogus net gali net nežinoti, ką tai reiškia. Aš nenoriu sekso. Irgi toks grubu. Ta prasme, švelniai pasakyti apie save, man atrodo, aš išgyvenu tai, kad aš kažkaip tai nejaučiu geismo, aš nežinau kodėl ir tai nesi tik tai tu. Tai niekada gyvenime man taip nėra, aš nežinau, ką tai reiškia. Aš labai norėčiau žinoti, bet aš nežinau. Ir tada, kai mes nukreipiam dėmesį lygtai į problemą, ne tai, kad aš kažkoks kaltas dėl to, bet aš esu toks, aš taip jaučiu, arba kitaip tariant, nejaučiu tam tikrų dalykų. Ir tai yra biologiškai. Ir čia, jeigu mes esam jau pasiskaitę, ką nors galim sakyti, ir aš radau, kad yra tokių žmonių kaip aš. Ir tai galėtų paaiškinti mūsų problemas. Ir mes galbūt galėtumėm kažkaip tai šitą klausimą kartu. Aš norėčiau su tavim kartu tai padiskutuoti ir išspręsti.